Jeigu jums yra sunku pajausti savo sėdmenis juos treniruojant, tai pamėginkite įsiterpti šį pratimą į savo sėdmenų treniruotę. Pirmas dalykas, ką mums reikės padaryti, tai išsimauti iš kėdų, nes dažnu atveju mūsų sportinė avalynė gali sukelti problemų pajaučiant tam tikrus raumenis vien dėl to, kad yra nelygus padas ir pasiskirsto netinkamai kūno svoris. Šiuo atveju, kai išsimaunu iš kėdų, mano tikslas bus suaktyvinti pėdą, tai įtempti taip, spaudžiant su nykščiu žemę ir traukianti save, lyg bandyčiau pakelti rankšluostį nuo žemės ir kad atsirastų skliautas. Darbinė koja bus prieki, kita koja bus įremta į sieną ir priekinė koja darbinė turi būti kokią centimetrų maždaug daugiau prieki. Biškutį prilenkiu kelį, tada į priešingą ranką paimu svorį, šiek tiek pasisuku per klubo sąnarį į vidų, padarau vidinę rotaciją, su galinė koja šiek tiek spaudžiu sieną ir nelenkdamas daugiau kelių, tik per klubo sąnarį darau lenkimas į priekį, stumiu sėdmenį atgal kiek eina, stengiuosi nekrypuoti, padarau pauzę apačioj ir atsispaudžiu, spausdamas su pėda į žemę. Ir visą svorį paskirstydamas į pėdą, aš pradedu efektyviai jausti, kaip įsijunginėja mano sėdmenis į darbą ir taip pat šitam pratimui labai gerai jausis ir dvigalvis šlaunies raumuo. Šią techniką galite daugelį variacijų panaudoti, norint tinkamai apkrauti ir pajausti sėdmenis.